Mėnulis. Nuo Žemės nutolęs apie 384 tūkstančius kilometrų. Kosmonautams iki jo skristi reikia apytiksliai 3 dienas. Skersmuo yra apie 3476 kilometrai. Tai vienintelis Žemės gamtinis palydovas ir artimiausias jai kosminis kūnas. Antras pagal spindesį kosminis kūnas. Plika akimi šviesiame Mėnulio skritulyje matomos tamsios dėmės ir lygios žemesnės sritys, vadinamos jūromis. Šviesios sritys yra aukštumos ir vadinamos žemynais. Mėnulis skrieja aplink Žemę elipsine orbita, todėl nuo jos būna nevienodų atstumų. Arčiausiai priartėja iki 363 tūkstančių kilometrų, o nutolsta iki 405 tūkstančių kilometrų. Tai antrasis Saulės sistemos kūnas, kuriame yra pabuvojęs žmogus. 1968–72 metais jį aplankė Apollo erdvėlaiviai. Mėnulyje buvo nusileidę 12 astronautų. Pirmasis žmogus, kuris buvo atsistojęs ant Mėnulio, buvo Neilas Armstrongas. Jo pėdsakai dar ir dabar yra ten. Atrodo, kad tie pėdsakai čia buvo palikti vakar. Taip yra dėl to, Mėnulyje nėra oro, kuris galėtų pakeisti juos. Šie pėdsakai gali išlikti nepakitę tūkstančius, milijonus metų. Kas žino, gal net ilgiau už mus.